astrofotografija priėjo įdomų etapą, kai pradeda atsirasti vadinami išmanūs teleskopai ir žodis teleskopai ko gero užkliūna visiems, kas apie astrofotografiją girdėjo daug, seniai ir, sakykime, pripratę prie klasikinio požiūrio. Tai reiškia, kad jeigu aš noriu pasižiūrėti į dangų, man reikia būtinai kažkokio prietaiso, kuris visų pirma tą dangų šiek tiek gal pritrauktų, kaip mes liaudiškai sakom, kad tas dalykas, kad turėtų okuliarą, per kurį pažiūrėti galėčiau. Kad pažiūrėti į aukus aš apskritai niekada neturėjau tokios galimybės, nes mūsų akis tiek, sakykime, neturi sugebėjimų kaip kokį nors matricą, fotoaparato arba teleskopo to pačio kamedytės. Tai reiškia, mes apsiribodavom visada ir visada ta riba buvo. Apžiūrėti žvaigždynus, apžiūrėti, sakykime, planetas ir viskas. Sekantis etapas, toks kaip ir astrofotografijos išsivystyme, atsirado, kai atsirado fotografija apskritai. Tai galimybė padaryti nuotrauką, astrofoto, ta prasme, kryptis, kur mes jau fotografuojam su kažkuo. Tai reiškia, turim turėti aparatūrą kažkokią, su kuria galim užfiksuoti tuos vadinamus vaizdus. Ir tada jau tuos vaizdus mes galim žiūrėti ar atsispausdinę, ar per kažkokį, sakykime, televizijos ekraną, ar per kompiuterį, ar per mobilų. Žodžiu, astrofoto darosi skaitmeninė, savaime suprantama, pereina į skaitmeninę formą. Tai reiškia, vizualiai aš nematau, astrografas tai reiškia fiksuoja ir po to aš pamatysiu, kai išryškinsiu. Ir daro kadrus vieną po kito ir po to, reiškia, man reikėtų pagal seną nusistovėjusią tvarką viską sustikuoti, tai reiškia, tos kadrus visus sudėti į vieną, išsiryškinti pačiam, pagal tam tikrus dedant filtrus vėlgi, kad labiau išryškinti, sakykime, sieros, vandenėlio, deguonies, žodžiu, tai, kas yra, kaip paversti spalvomis, tai, kas yra kosmose. Ir šiuo atveju šitas etapas vėlgi tapo klasika. Klasika tokia, kad mums reikia daug visko. Arba labai gero stovo, kurį, sakykime, nepajudintų vėjas, kad jis būtų tvirtas, savai suprantama sunkus, didesnis. Tada fotoaparato. Fotoaparato vėlgi tam tikri objektyvai. Būtų gerai, kad jisai būtų perdarytas į astro režimą. Tai reiškia, fotoaparatas sukurtas, kad dieną fotografuotų, jis reiškia, tamsoje nemato. Vadinasi, mes jį padarykim, kad jis matytų. Vėlgi tai yra korekcija tam tikra, vėlgi filtrai, vėl kažkokia, sakykime, sistema, kuri biškai sudėtingėja ir reikia daugiau žinių turėti. Tada mes susiduriam su tokiu dalyku, kad vis tik tais mes turim sėdėti prie kažkokios tai programos ir visus tuos kadrus vėlgi sudėti į vieną ir gauti kažkokį, po to vėl ryškinti ir vėl išryškinus šiek tiek gražinti, dapišinėti, ryškinti dar labiau iš, kaip sakoma, žvaigždžių pusės šiek tiek jas gal nuimti, jų sumažinti, ir taip toliau, prislopinti ir kažką, sakykime, kaip tik daugiau paryškinti ir kontrastingumo uždėti. Čia prasideda žaidimai ir prasideda žaidimai su redagavimo programom. Dagyvename iki tokio amžiaus, kai atsirado redagavimo programos ir galų gale iš tos mono kažkokios kamerytės išeinantis vaizdas, jis galima būtų jau paversti į kažkokį spalvotą, kuriame mes jau matytume kažką su spalvomis. Daug gražiau, aišku, negu kad juoda balta. Vėlgi. Ir atėjo laikas, kai visą tai galima padaryti su teleskopais. Nereikia rinktis fotoaparato, o galima turėti daug teleskopų, pavyzdžiui, vieną refraktorių, kitą refraktorių pabandyti. Ką tik norit, ta prasme, jeigu mes prijungiam prie jo kamerą, kuri fotografuoja, galima viską paversti astro kažkokią tai fotografiją, kuri vėlgi turi savo tą pačią pabaigą, gavusius failus, kai mes surinkam pakankamai šviesos. Tai reiškia, integracija turi būti ne valandos, ne 2, o kuo daugiau. Lietuvoje mes, jeigu tą darom, tai mes turim ribotus, savai suprantama, orų, o ir giedrų naktų išteklius. Ir vėlgi
darosi viskas sudėtinga. Sudėtinga, nes mes tada turim tokią sistemą, kurioje mes galim taip viską patys savo pasidaryti. Išsirinkti kamerą, vienokią, kitokią, trečiokią, viską galima pabandyti. Išsirinkti sujungimus, kompiuterius, viską sujungti, gitavimą pajungti, gitavimo kamerytės pasirinkti. Žodžiu, visą, sakykim, sistemą galima susikonfigūruoti pačiam, atėjus ir prisipirkus visko. Kai šitą variantą mes pamatom, daug kas turi tokią nuomonę, kad tai jau astrofotografija, tai turbūt ne man, nes tiek žinių reikia turėti ir žinoti, kokią kamerą pirkti, kokį kompiuterį pirkti, kaip tą Wi-Fi pasidaryti, kaip valdymą galbūt iš nuotolio, kaip po to galų gale netgi gavus viską, netgi sudėjus viską ir sakykime, visus tušinimus ir viską įvertinus. Galų gale dar reikia, kad ko gero ir gautų funkcija būtų. Tai reiškia, būtų gerai, kad ir pats nusisuktų į kažkokią tai, sakykime, vietą danguje, o nereikėtų galvoti, kaip dabar pasukti. Buvo ir taip, bet dabar taip nėra. Galima ir taip ir dabar, bet iš tiesų, ar mes dabar norim grįžti atgal? Ir kiek mes norim grįžti atgal? Čia vėlgi jau pasidaro daug alternatyvų ir daug galimybių. Galima likti prie seno okuliaro ir žiūrėti tai, ką matau. Galima pasiimti bet kokį fotoaparatą ir kombinuotis ant kažkokio stovo ir daryti kaip šeina. Galima turėti visokių teleskopų ir vėlgi daryti astrofoto, susiderinus visą, sakykime, komplektaciją, susirinkus kokią tik tais patinka, bandyti jas vieną, kitą ir taip toliau. Ir galima turėti netgi tuos vadinamus smart teleskopus, kurios žodis teleskopas išgąsdina visus teleskopų turėtojus ankstesnius ir kažkaip leidžia manyti, kad smartai ir tie išmanieji teleskopai tai yra ne teleskopai, o paprasčiausios muilinės, kurios ten kažką daro, vaizdas nekaži koks. Nu ką galima tikėtis iš mažo kažkokio daikčiuko, kuriame apertūra maža, nu tai prasme, kiek jisai gali šviesos surinkti, jeigu pasiskiria mažiukiai. Bet ką mes matom šiuolaikiniam pasaulyje, kad visai konkurencingas produktas tampa. Ir kas svarbiausia tiems, kas dar nepradėjo, tai kad naudotis ant tiek paprasta ir ant tiek lengva, kad galima netgi pamiršti visą, sakykime, tą sunkumą, kurį mes turėdavom iki šiol, didelis vamzdis, sunkiai montuoti, visos, sakykime, laidų visas rinkinys, kompiuteriukai, aušinimo kamerytės, visokias, sakykime, viskas, kas tik tais įmanoma, sukraunam, sudedam į vieną krūvelę ir mes matom, mobilumas labai mažas, arba jo visai nėra, arba mes jo iš vis nepakelsim. Jau ne tai, kad kažkur pakeliausiu, pavažinėsiu, Lietuvoje blogas dangus, tai pavažiuosiu kur nors, kur yra geriau gal, kaitresnės naktys. Tai su šitom sistemom mes pamirštam viską, čia yra stabilu, geriau įcimentuokiam, palikiam viename kažkokiam kiemelėje ir niekada daugiau niekur nevažiuokim su juo. Atsiranda kažkas, kas leidžia jau susikrauti šiek tiek į vadinamus krepšiukus ir kažkur pajudėti, bent kažkur pajudėti. Tai vienas iš išmaniųjų teleskopų, kurie panašiausias į teleskopą, tą vadinamą klasikinį, plus savame suprantama, tokių, kaip sakoma, technologijų pridėta, kaip rasa ir taip toliau. Tai ir, sakykime, greita optika su, ten, sakykime, F2, tai yra labai didelis pliusas, tai reiškia, kad taupom laiką ir greičiau tą pačią šviesą surinkam, negu su kokiu nors, sakykime, F5. Tai faktas, kad Celesono Origin, apie kurį daug galėčiau papasakoti, nes praktiškai išbandžiau tiek pirmą, tiek antrą versiją, kuo jau skiriasi ir ką jos moko ir ką jos daro, vienas iš variantų išmaniųjų teleskopų. Nu tai šitas dar gal nenusipelno visai tos muilinės pavadinimo, bet pagal savo, sakykime, rezultatus jis nusipelno visai, sakykime, gražių nuotraukų iš tikrųjų ir įvertinimo tos vadinamos kokybės. Jeigu visiems atrodo, kad jeigu jis pats viską daro,
pats visko nedaro, paskui mes išsiaiškinsim, pamatysim, kiek jis visko pats nedaro ir kiek jis daro. Ir kiek mes turim dar žinių turėti vis tik tais, o ne tai, kad visai nieko. Bet jau jeigu ir visai nieko, ir tik mygtuką paspaust moka, ir tokiam vartotojui jisai dar kažką padarys. Ir padarys visai gerai ir gražiai. Kas liečia pačią, sakykim, nuotrauką, kokia jinai išeis iš to, ką mes, sakykim, fotografuojame. Kitas momentas, jau tikrosios muilinės pavadinimą įgavę tie vadinami mini išmanūs teleskopai, kur apskritai telpa į kažkokį mažą rankinuką, galima sakyti, ir lengvai transportuojami visur. Tai reiškia orientacija į kelioninį variantą. Tai reiškia ir orientacija į tokį variantą, kad vartotojui jau nelabai reikia kažką daryti. Jam nereikia galvoti, iš kur gauti kokią kamerą. Jam nereikia pačiam nieko, sakykime, konfigūruotis. Jam nereikia galvoti, kodėl dabar nesijungia, kodėl nesikonektina kažkas su kažkuo. Jam nereikia galvoti, koks laidas turėtų būti. Jam nereikia nieko galvoti iš tiesų. Tai ar čia gerai ar blogai, kiekvienas sprendžia savo. Jeigu mes kalbam apie kuo daugiau laiko praleisti, besikrapštant prie įrangos, tai tada vienareikšmiškai mes turim žiūrėti į vadinamą klasikinį variantą. Jeigu mes norim turėti daugiau laiko savo bendravimui kažkokiam kitokiem hobiam ar bet kam dar, tai mes dalį to savo laiko galim patikėti jau tom technologijom, kurios yra sukurtos. O sukurta viskas. Sukurta tokia sistema, kuri gali, sakykime, viską atlikti pati. Ir turi tuo pačiu galimybę, jeigu norit, išsitraukit RAW failus ir darykitės viską patys. Mes čia sutaupom tik tą, kad nereikia laiko gaišti jungimui. Sutaupom, kad nereikia nešioti svorių. Ir sutaupom, ko gero, tą, kad jeigu ką nors ne tą sujungsim arba ne taip nusipirksim, tai kažkas ne taip veiks. Jeigu eina kalba apie patį veikimą, tai nėra visiškai, sakykime, toks momentas, kad viską padaro dirbtinis intelektas ir mums nieko daryti nereikia. Dalį funkcijų, ką jis daro, tas dirbtinis intelektas, tai apima būtent tas pats postredagavimas. Tai yra po to, kai jau kažkokia nuotrauka išeina, po kažkaip integracijos laiko, mes turim galimybę arba tenkintis tuo rezultatu, kokį išdavė pats teleskopiukas, arba pasiimti ir darytis patys. Niekas nepasikeitė, kaip matot. Mes vėl galim pasiimti patys. Pasiimti iš to patys Celestron origino, išsitraukiam failus RAW, pasiimam juos ir stipuojam, jeigu norim. Išsitraukiam iš to pačio sistavo failus RAW. Kiekvieną atskirai galim peržiūrėti. Išmesti blogus, jeigu kas nors, sakykime, praskrido lėktuvas, koks nors palydovas, nežinau, mašina važiavo apšvietė, netaleiskim. Arba debesis užplukė. Iš visos failų, sakykime, bazės mes galim vizualiai matom, ką galim išmesti ir tą mes išmetam. Pasiliekam stekavimui, savo rankiniui darbui, tik tai tuos gerus failus, kurie mus, sakykime, jau tenkina, ir tuos failus galim neštis kur tik norim. Į Pixelsaitus, į Cyrilus, į Photoshopus, į ką tik norim galim kaišot ir bandyti tą patį visai daryti, tą, ką mes ir gaunam iš tų vadinamų senų sistemų. Ne senų, bet jau senoviškesnių, galbūt, nes ten įrangos tas vadinamas softas netoks, kaip sakoma, naujoviškas ir tiek visko jie nedadaro. Todėl tai yra proveržis astrofotografijai. Ir kad ir kaip jis, sakykime, kam nors jeigu nepatinka, bet tai yra proveržis, tai yra galimybė žmonėms, kurie neturi tiek laiko, turi po ne vieną hobį, sakykime. Ir tie, kurie galvoja, kad čia ne manęs, man per daug žinių reikėtų, tada daug gilintis tiek, sakykime, į pasikeitimus kamerų, kurios vis išleidžias naujai ir naujai.
į procesorių, sakykime, skirtumus, kuo kas skiriasi, ko man reikia, kokias, sakykime, žinių nuotoliu, ar dar ką nors. Begalė, sakykime, žinių. Ir ne visi galbūt nori tų žinių, į jas įsigilinti. Ne visiems galbūt ir to reikia. Tai mes dabar turim alternatyvų variantą tiems, kurie, sakykime, ne vien tik ant šito užsisėdę ir ne vien tik tais pasidaryk pats toj, sakykime, roliam, o aš noriu tiesiog pamatyti daugiau kažkokių aukų daleiskim, daugiau kažkokių galaktikų, o ne tiesiog atsisėsti ir visus metus po 30 valandų ant vieno kažkokio objekto rinkti, ten tarpuose tarp tų debesų, ten kiek mes tų, sakykime, tamsos dar turim, vasarą iškrinta, kadangi per šviesu, ten, sakykime, iškrinta dalis oro debesuotų. Ir tų giedrų naktų, tamsių, pas mus yra labai mažai. Apie transportavimą aš nekalbu. Kur tokią sistemą galima išvežti? Nieko, iš tikrųjų, pripažinkim. Ir jeigu mes turim atsiradusius naujus tokius dalykus kaip išmaniai teleskopiukai, kurie apskritai visur juos nešiotis gali parodyti kiemelyje visiems, gali kelionėje pasiimti bet kur, balkonę pasistatyti, ant palangės pasistatyti, jokio skirtumo kur, vis tiek tu kažką gauni, vis tiek kažką fotografuoji ir vis tiek tokiam, kaip sakoma, facebookinių vartotojų ir žiūrėtojų auditorijai tikrai pakanka tos kokybės, kokia jinai yra. Kam nepakanka kokybės, yra skalbų failai, yra mažos taršos vietų ir ten mes turim tokius rezultatus, kurie iš tikrųjų konkurencingi pagal tai, ką mes matom per tą laiką, kurį mes gaunam. Taip per mažą visai apertūrą. Bet yra didelis proveržis vis tiek į priekį. Ir koks jis bus toliau, mes matysim ir matysim. Todėl visiškai ignoruoti, kad tai nevyksta, gal ir nereikėtų, tiesiog reikėtų kartais pabandyti. Kada nors mes turėsim galbūt dar pažangesnės sistemas. Ir tas dydis gal šiuo metu dar kažkiek vaidina tos rolės, kad aš didelį turiu teleskopą, tai reiškia, aš viską galiu. Deja, ne, mes kai žinom, kad jis yra visada, visur yra ribos. Žiūrint, koks židinio nuotolis. Galbūt aš tik planetas gerai matau, galbūt aš tik ūkus galiu, galbūt aš iš vis nieko negaliu fotografuoti apie papildomų kažkokių, sakykime, elementų, galbūt man to nereikia. Tai čia yra galimybės platesniam spektrui vartotojų. Daugiau nieko. Ir kam, ko reikia, tas jau gali atsirinkti. Kaip atsirinkti, vėlgi kiekvieno pagal tai, ko aš noriu ir ką aš noriu pasiekti. Ir pabandysiu tiesiog laikas nuo laiko vis parodyti vis po kažkokią tai funkciją, vis, sakykime, po kažkokį, sakykime, rezultatą, per kiek laiko, kas gauta, kokiom sąlygom, kiek, sakykime, miesto sąlygom, kiek ne miesto sąlygom, ką galima padaryti, kas, sakykime, su failais nieko nedarant gaunasi. Bet jau yra variantų tokių, kad jeigu aš nenoriu turėti jokių programinių, sakykime, abonentų, ne? Pirk Adobe, pirk ten, sakykime, Pixinsight, gerai Sirilas nemokamas, bet vėlgi tai yra ribos, visur ribos, tai, sakykime, su Macu netraukauja, tai su iOS netinka, tai Windows'ams, tai jau su Windows'ais irgi negerai. Žodžiu, suprantat, kad čia yra daug tokių visokių niuansų, kur aš suprantu pardavėjus, nes visi nori parduoti visko. Ir visi, kaip sakoma, viską suvelia taip, kad tas be to negali, anas be šito negali, o prie to jau šito reikėtų nusipirkti. Ir mes visada kaip tom rate tokiam, kur pirk, ir vis tiek kažkas atsigauna. Ir vis tiek jau per daug aš čia visko dirbu, ir vis tiek nes netenkinantis rezultatas vadinamas. Tai yra, galima sakyti, atsiradus technologija, kuri pasako stop. Gali tau visko šito ir nereikti. Gali nieko nereikti. Gali nereikti net jokių žinių. Kas labiausiai piktina tos, kurie tas žinias turi.
Tai mes mokėmės, mes žinom, mes atskiriam dangų pagal, nežinau, žvaigždynus, mes mintinai šviesmečius atsimenam. O jeigu man to nereikia, pavyzdžiui, ar visiems vartotojams tikrai reikia žinoti šviesmečių kiek? Ar visi tikrai nori žinoti, iš kokių dulkių kas sudaryta? O gal dalis yra tokių, kurie nori tiesiog pamatyti. Bent pamatyti kažkokį vaizdą. Viskas, man to užtenka. Aš mačiau galaktiką, kaip atrodo, ir to užtenka. Nes visą kitą tai aš spėliosiu. Mes visi spėliojam. Spėliojam, nes mes turim tik empirinės formules, kurių mes iki šiol niekada nepatikrinsim. Taip mes galvojam, kad mes jas patikrinam. Mes viską turim, spektrografus ir viską turim. Bet iš tiesų, realiai, eiliniam vartotojui turbūt neypatingai kartais reikia tiek apsikrauti savo galvą teorinę informaciją, kiek gal jis nori vizualiai pasigėrėti kažkokiu, sakykime, vaizdu. Ir taip, ir dabar, ir su klasikiniais, ir su didelių sistemų, grandiozinių, kur ten pasidaryk pats viską dariau. Mes žinom, kad spalvą galim koreguoti PixInsight. Mes žinom, kad spalvą galim koreguoti Photoshop'e. Ir kurio teisingesnis variantas? Ar tas, ar anas? Man atrodo, čia tas pats kaip kalbėti, kurio, sakykime, patalpos gražesnės. Ar su pilka siena, ar su melsva siena. Kiekvienas renkasi pagal save, iš tikrųjų. Todėl, kai eina kalba, kad išmaniai teleskopai, viskas ten, tai jums ten iš kažkokio, tai sakykime, iš interneto paveiksliuką duoda ir viskas. Tai dėja, galiu liūdinti visus taip galvojančius, yra ne taip. Ir kaip yra iš tikrųjų, aš bandysiu parodyti realiai darbą, sakykime, pafilmuoti, realiai kažkokiam konkrečiom sąlygom, realiai kai formuojamas vaizdas ir kas gaunasi po tiek, sakykime, laiko. Ir realiai kas išeina tiesiai iš to mažo teleskopiko, vadinamo, be jokio apdirbimo, perdirbimo ir dar kokio nors dadirbimo. Galima ir dadirbti, ir perdirbti, ir viską daryti toliau, kaip dariau. Arba kaip, sakykime, norėčiau, kad dar pagražinti. Daugybė programų, galiu pirkti viską, ką aš sugalvoju ir viską darytis pats. Bet aš turiu galimybę jau ir nieko nepirkti ir nieko nedaryti. Išėjo, po tiek integracijos laiko, tokia nuotrauka. Mane jinai puikiausiai tenkina, jos kokybė man puikiai. Viskas ten gerai. Kam aš turėčiau prisidėti dabar prie postredakšino? Greičiausiai nebent jau neturiu ko užsiimti. Bet jeigu aš turiu ko užsiimti, tai dar, kaip sakoma, nelabai norėčiau vaidinti, kai ištisai prie ekranų sėdėdama. Tai reiškia, aš galiu rinktis ir tokį variantą, kai aš nieko nedarau. Tai reiškia, kiek aš surinkau šviesos, tokią, kaip sakoma, nuotrauką gavau. Kai jau man gana, aš matau viską vaizdą, tiesioginę transliaciją matau, kaip renka kadrus, kaip jisai gražiai, ryškiai. Kažkurio tai momentu man jau, kaip sakoma, gana, aš paspaudžiu mygtuką stop ir jis padaro vieną, sustekina pats nuotrauką. Nieko man daryti nereikia, man nereikia bėgti, suštikuoti pačiam. Bet aš galiu ir tą padaryti, aišku, išsitraukiu failus visus ir peržiūriu ir gal aš geriau padarysiu. Galima pabandyti ir tą. Žodžiu, funkcijos liko ir senų sistemų ir atsirado naujų sistemų. Todėl tai ir yra proveržis. Ir proveržis dar todėl, kad kiekvieną kartą šitoje rinkoje stebim įdomius dalykus. Kaip vis tik tais tobulėja valdymas. Kaip, sakykime, nebeklaidžioja, kaip anksčiau, sakykime, iš trečio karto ką nors randa. Arba kažkas neveikia, arba kažkokie, sakykime, bagai dar būdavo. Dabar to labai reta, paskutiniu metu iš vis ne. Ir, žodžiu, sklandus darbas, greitas, mobilumas, lengvumas. Ir tas, suprantat, tikras kaifas, jeigu tiesiog žiūri į ekraną, didelį galima, sakykime, pajungti prie televizoriaus ekrano bet kokio dydžio. Ir tu matai tą vaizdą, kuris ryškinasi.
Šito mes niekada negalėtume pamatyti akimis. Ir niekada iš karto online mes nepamatysim visos kitose sistemose, kol patys neparyškinsim jo, kol nepraleisim per, sakykim, tam tikrą. Tai visos tos elektroninės sistemos, kurios jau yra tiek, sakykim, tiek Silvestrono, tiek, sakykim, kitų sistemų išleistos, kurios yra didesnės, jos šito vat jau turi ir mes matom ekrane tą vaizdą visą. Bet mes jų nešiotis niekur negalim. Taip, jos gal greičiau surenka. Tai reiškia, kad kokybė greičiau ateina. Nebūtinai, kad kokybė geresnė, o jinai greičiau ateina. Kur su F5, savame suprantam, kuo mažesnis, tuo neįmanoma padaryti tokios optikos, kad ir lengvas, ir mažas, ir surenka šviesą taip kaip tas, kuris, sakykime, ir didelis, ir su didelė apertūra. Tai šito niekada nebus. Bet mes tą pačią kokybę galim išgauti tik per ilgesnį laiką. Tiesiog ilgiau reikia palaukti. Tai galima bus panagrinėti dvi tokias sistemas, kurios yra išmanieji, bet viena stovi ant greitos optikos, tai rasos technologija su Silvestrono valdžiumi priešaky, ir kita stovi ant paprastos optikos, bet ant mini variantų. Niekas nesako, kad kažkuris už kažkurį geresnis. Čia daugiau turbūt eina apie tai, kad mums nebūna taip, ko gero, kad ar kažkokios, sakykime, šliūžės ar guminiai batai, kas geriau. Tiesiog, ko gero, vienus ten naudojam, kitus ten naudojam. Čia eina kalba daugiau apie tai, kad vienas yra mobilumo ir kelioninis variantas. Ir įdomus savotiškai tuo, kad labai daug funkcijų padaro labai gerai. Kitas variantas labiau yra ką veikti, labiau yra galimybių, sakykime, daugiau savęs įdėt, tiek darantis, sakykime, platus, tiek tos pačius darbus, jau čia atsiranda galimybė keičiam, sakykime, filtrus kažkokius, jau kažkur vežiotis, paleidimas biškai, sakykime, jau ilgesnis biškai, aišku, savame suprantama, sunkesnis, jau keli komponentai, jau keli krepšiai didesni. Jau vėlgi tą patiekalo turi nemontuoti, vieno labai didelė jau užima visą krepšį, kito, kaip sakoma, visiškai minimali. Visos funkcijos panašios iš tiesų. Ir kokybė visur yra. Tik tais vienur trumpiau palaikyti, kitur ilgiau palaikyti. Viskas, daugiau praktiškai nieko. Bet kiek mes galime tas ilgiau palaikyti su sunkesne. Tai reiškia, mes turim derintis prie oro, derintis prie kažkokio, kad ir išvykimo kažkokio oro. Jau vėlgi atsiriboja kažkas. Kažkas iškrinta iš tos linijos konkurencinės vadinamos, nes to mes nepakelsim. Mes čia stabiliai įtvirtinome Poizno observatoriją. Tai reiškia, kad aš niekur su jį nevažiuosiu. Aš vadinasi pririšta prie Lietuvos tos teritorijos ir koks oras bus, tai toks bus. Kiek jau tų naktų pasitaikys, tiek pasitaikys. Viskas, daugiau aš nieko nebesigalvosiu. Tik atsiranda mobilumas, mes atsirišam, kaip sakoma, nuo to koliuko ir mums jau laisvė, kažkokia laisvė. Gerai, sunku dar panešti galiu, bet mobilumas jau yra. Tai jau vidutinis lygis. Jau galiu rinktis, reiškia, šiandien čia ne giedra, važiuoju ten, kur giedra. Vėlgi variantai. Ir atsiranda dar vienas variantas, kur jau bet kada galima naudoti. Tarpuose tarp debesų. Pusė valandos, užtenka ir pusės valandos. Kai kuriem objektą netgi užtenka pusės valandos. Ir aš jau turiu vaizdą, aš jau turiu nuotrauką ir aš jau galiu ją, žinot, ir pamatyti, ir kitam parodyti. Ir įdėti į tą patį Facebooką, ir ten, kadangi ir taip visos nelabai kokybiškos, jinai nieko nebesiskiria nuo tų, kurios yra kokybiškos, kurios vis tiek pareina per, sakykime, visą Facebooko suspaudimą. Tai vat, maždaug tokie astrofotografijos prasideda niuansai, kur šiek tiek
išskirtinumas tų, kurie viską atmintinai mokėjo ir žinojo daug ir galėjo patys susikurti savo observatorijas, šiek tiek mažėja. Ir gal ir gerai, todėl kad gal geriau daugiau žmonių tegu pamato tai, ką mes turim ir ko nematom realiai. Ir, kaip sakoma, turi daugiau galimybių ir tie, kurie galbūt nesivadina savęs kažkokiais profais, kažkokiais labai gerai fiziką suprantančiais. Tai ką dabar man daryti, jeigu aš mokykloje nesupratau fizikos, tai dabar viskas negalima dabar domėtis astrofotografija, arba jeigu aš neturiu fotoaparato arba gerų objektyvų, tai reiškia irgi viskas, aš turiu reikia eiti į kažkokius fotokursus, kad bent išmokčiau fotografuoti. O čia nieko nereikia. Tai nedegradavimas. Tai mūsų šiuolaikiškos visuomenės progresas. Ne visada reikia vartotojui žinoti, kaip ką padaryti. Kartais vartotojas nori pasimėgauti procesu. Tai smartai, išmaniai vadinami teleskopai, apie tai, apie pasimėgavimą procesu ir apie rezultatą, kuris iš tikrųjų gali maloniai nustebinti.